Labadiena, sveiki žiūrovai atvykę į paskutinį varžybų epizodą. Tai šiandien paskutinės varžybos, Pakruojis, paskutinė sezono varžybos, ta prasme. Tai ką sudalyvausim, nusiteikimas neblogas, biški miega, nors pavažiavimas biški sunku, bet šausim prie workouto biški cukraus ir bus gerai. Kaip sakant, pavarysim. Žiūrėsim, kaip čia paskutinės varžybas gausis. Žodžiu, reikia gerai laiką praleisti kažkaip, svarbu lietaus nebūtų, nes čia biški lynoja, kol kas nelyja. Tai tiek žinių. Lekim dalyvauti. Na ir Robertas Bartkevičius startuoja su 400 kg ant pečių. Pamažu, užtikrintai ir svoris įveiktas. Robertas Bartkevičius. Ruošiasi Rokas Černiauskas. Na ir Bartkevičiui 420 kg taip pat nesudaro didelių kliučių. Svoris įveiktas. Robertas Bartkevičius po truputį išbandydamas savo jėgas ir pusė atstumo jau yra įveikta. Plojimai, Robertas Bartkevičius taip pat įveikė 440 kg. Na, o čia Robertas Bartkevičius susikaupęs su 460 kg. Menki juokai, svoris didžiulis. Ir Robertas Bartkevičius, palaikom sportininką plojimais. 460 kg ant Roberto Bartkevičiaus pečių ir Robertas Na, Robertas Bartkevičius startuoja su 480 kg ir pusė atstumo jau yra įveikta ir liko nedaug. Robertas Bartkevičius prisijungia prie Modestas Trutkaus. Pusė toks. Palaikom Modestas Trutkų! Ar bus pakartotas Lietuvos rekordas? 500 kg. Na, Modestai! Eina Modestas Trutkus! Pusę atstumą įveikia! Ir finišuoja Modestas Trutkus! Su 500 kg. Tikrai gniaužia kvapą, svoris tikrai yra didžiulis ir Robertas Bartkevičius. Pirma rungtis buvo naščiai, čia pavyko užimti antrą vietą. Šituo rezultatu buvau labai patenkintas, nes treniruotėje gal nešiau tik tai 4,40 ar 4,20, čia 4,80 panešiau, tai žiauriai gerai. Labai džiaugiausi rezultatu. Modestas Trutkus tik tai sugebėjau panešti 500 kg, o visi kiti jau 460 ir mažiau. Tikrai patenkintas šituo rezultatu. Žiūrim toliau, kaip ten sekėsi. Robertas Bartkevičius prieš Modestas Trutkų. Modestas pirmoje rungtyje nugalėjo su 500 kg sveriančiais naščiais. Modestas Trutkus 6 kartai. Robertas Bartkevičius 8 kartai. 9 kartai. 11 kartų Modestas Trutkus. Na, čia truputį jau įdomiau reikia sportininkams varžytis tarpusavyje. Kiek turim laiko? Opa! Davai, dar vieną! Dirbė! Opa! Liko 30 sekundžių. Opa! Robertas Bartkevičius atiduoda visas jėgas laiko, kada turime 15 sekundžių. Palaikom sportininkus plojimais! Palaikom! Robertas Bartkevičius prieš Modestas Trutkus. Galingi vyrai kaunasi tarpusavyje. Ir rezultatas, Karolio rezultatas Trutkaus. Antra rungtis, svorio kėlimas. Vikingas, tai kėlimas svorio virš savęs. Svoris buvo 160 kg, laikas turbūt minutę, nebepamenu dabar. Čia trečią berods vietą ar antrą dalinausi su porą sportininkų, berods gal trečią, man atrodo. Tai irgi šita rungtis nenuvylė, irgi labai patenkintas buvau. Tikrai pradžia buvo labai gera, gerai sekėsi. Žiūrim toliau, kaip ten viskas sekėsi man.
po teisėjo švilpuko. Arvydas Mišeikis pirmasis kelia maišą, vienas kartas. Robertas taip pat. Arvydas Mišeikis, matome, palaiko greitį, 3 kartai ir Arvydas prie antrojo maišo. Na, matom, Arvydas nenusiteikęs nusilaisti priešininkams. Ir antrąjį maišą kelia jau 2 kartus. Ir Arvydas Mišeikis prie trečiojo maišo, sveriančio 120 kg. Palaikom, Arvydas Mišeikis ir jo rankose 120 kg kylant peties. Ir Arvydo laikas, matome, vienas greičiausių, 36 sekundės. Trečia rungtis maišų užsikėlimas ant peties, svoriai berods 80, 100 ir 120 taip didėjant. Pirmą maišą reikėjo 3 kartus kelt, antrą 2 kartus ir paskutinį 1 kartą. Čia jau jaučiau, kad jėgų pritrūko, nes naščios labai žiauriai daug priėjimų buvo, tai tikrai labai išvargino ir jautėsi jau po to jau visas varžybas, kad jėgų trūkumas, tai šita rungtis šiek tiek netaip gerai sekėsi, bet viską įvykdžiau pilnai. Ir tiesiog aišku tikėjaus, kad seksis geriau, nes jau prie pirmo maišo jau pajutau, kad svoris kažkaip labai sunkiai keliasi. Šitos rungties realiai nesitreniravęs, nes neturėjau sąlygų. Irgi šiek tiek sunkiau, bet sakau, po naščių tiesiog jau nebeturėjau tiek jėgų, faktas stengiausi, bet gavos kaip gavosi, viskas čia plius minus ok. Tai ką, einam prie sekančios rungties. Robertas Bartkevičius išbando jėgas, padangų tempime. Na, matom papildomą padangą užkabinus sportininkam, tikrai kur kas sunkiau traukti. Ir laikas bus tikrai kur kas ilgesnis. Teisėjauja Mantas Lelas ir dar truputis liko, bet padangos jau ne. Ketvirta rungtis padangų tempimas, tai čia jau man tikrai nelabai pasisekė. Jėgų jau tikrai nebeturėjau, žodžiu, traukiau kiek galėjau, bet po to jaučiu, kad nebesitraukė. Tai tiesiog nusprendžiau, kaip pasakyti, nebeikvo daugiau jėgų ir tiesiog palik taip, kaip yra, nes kiti sportininkai turbūt greičiau temps. Panašiai taip ir buvo, judam toliau. Laikas. Na, rungtis reikalauja ištvermės, jėgos galbūt labai daug nereikia, bet ištiesus rankas labai sunku išlaikyti svorį. Na ir nei Lukas Mataitis, nei Robertas Bartkevičius vienas kitam nepasiduoda. Penkta rungtis, svorio laikymas prieš save. Svoris buvo 27,5 kg berods, kaip sakėt, nu, vat, kažkas tokio. Man šita rungtis labai nepalanki, nes rankos ilgos, plius trauma, kai turiu pečio, tai vat, dėl to šita rungtis nekaip, bet irgi nebuvau paskutinis, bet sakau, jau tos rungtys, vat šita rungtis, jau praeita rungtis buvo jau tokios nelabai sėkmingos, nemažai taškų pamečiau, kaip ir sakiau, su tuo laikymu nelabai man einasi, tai tiesiog išlaikiau kiek maždaug galėjau iki diskomforto pečio, nes buvo baimė vis tiek, kad toliau galiu traumuoti, tai laikiau kaip išėjo. Einam prie kitos rungties. Iš viso yra duota 1 minutė, nueiti 10 metrų. Ir čia sportininkai stengiasi nedaryti klaidų iš ankstesnių dalyvių. Ir pamažu lėtai jau 5 metrai įveikti. Tiek Robertas Bartkevičius pusę atstumant, čia pat juos. Ką, prieš paskutinę rungtis, akmenų nešimas, tai vieno akmens svoris 135, kito 100 berods 15 buvo. Tai bendrai 250 kg buvo, reikėjo nešti. Šitoj rungty irgi plius minus visai neblogai per viduriuką pasirodžiau. Tiesiog jau pirštai nebelaikė ant galo, bet nešt būčiau tikrai dar nešęs, tiesiog sakau, biškį pirštai pleido truputį silpni. Tai ką, judam prie paskutinės rungties akmens perkelimo. Robertas Bartkevičius. Na, aukštas vyrukas.
Na, Robertui šie metai pirmieji šiame sporte, bet sudėjimas jau leidžia dalyvauti šiuose galiūnų varžybose. Na ir puikiai tvarkosi su rungtimi. Robertas Bartkevičius bando įveikti antrąjį kartą ir tai daro labai lengvai. Ruošiasi Tomas Šliūpas. Ir ketvirtasis kartas. Na, įsibėgėjo galiūnai šioje rungtyje. Iš pradžio atrodė, kad akmens nieks neperkėlė, bet Robertas Bartkevičius lengvai kelia akmenį. Jam ūgis leidžia šioje rungtyje tikrai puikiai pasirodyti. Dar vieną kartą, na, laikas baigėsi. Ir ką, paskutinė rungtis, akmenų sukelimas. Čia sekės visai neblogai. Praktikos yra trūkumas, greičio trūkumas, o šiaip tas pats kelimas nėra labai kažkoks sunkus. Esu ir didesnį akmenį kėlęs, trūksta įrangos, nes aš tik turiu naščius lagaminus ir rastą. Kaip ir sakau, reikia praktikos daugiau. Reikia važiuoti į kitus miestus, tai važiuoju į Vilnių, į Akmenę, tenais treniruotis, kad pačiupinėt kitus įrankius. Tai, žodžiu, būna rungčių, kur tik pirmą kartą atlieki, tai, biški sunku dėl to, nes kad ir tu turėsi jėgos, tenais ištvermės daug, jeigu tu nedaręs tos rungties, tiesiog sunku yra konkuruoti su kitais. Tokios varžybos buvo. Tai ką, 5. vieta šitose varžybose. Pradžia tikrai buvo nebloga, galvojau, gal net ir įmanoma dėl prizinės kovot, bet kuo toliau, tuo buvo prasčiau, nes jau, sakau, jėgų nebeliko, našiai labai daug išvargino, stengiausi kaip galėjau, tiesiog pritrūko patirties, truputį greičio. Tokios varžybos, šiaip pradžia labai gera, tikrai buvo vienas geriausių varžybų, gavosi man toks pasirodymas, nes tikrai konkuravau stipriai, bet ant paskutinių rungčių jau nusileidau. Dabar čia viską įrašinėju 2 mėnesiai po, numetęs kažkur 8 kg nuo sezono pabaigos, per 2 mėnesius kažkas tokio. Gydaus traumas, dabar didelių svorių nekeliu, gydaus petį, gydaus kelius. Petys jau kaip ir plius minus, pabiški gerėja, keliai dar nelabai. Kairys kelis jau viskas tvarkoj, nebesijaučia, bet dešinys dar jaučiasi tikrai ir negaliu, būna tupinėti, irgi skauda, jaučiasi tas pats traukose, negaliu, jaučiasi. Švis dabar svoriai maži, pritupimus darau gal su 70 kg, gal su 80 kartais, irgi po 12 pakartojimų, iš lėto, atsargiai. Tas pats su traukom, irgi su 100, 120, irgi po 12. Tai dėl to tas ir svoris krenta, nes to krūvio nebėra tiek daug. Plius maistą pamažinau, biški palsėt norisi nuo to rijimo didelio. Maistas gal ant 2000 kalorijų mažiau, dabar gal net valgau, turbūt kažkas net neskaičiavau, tiesiog sumažinau kiekį. O ką, toliau tiesiog gydomėms traumas, dar mėnesis 2 turėtų galbūt praeit, aš tikiuosi tas kelis, petys tai plius minus, manau tikrai praeis, kad ir biški jausis, tai nieko labai baisaus. Svarbiausia, kad kelis susitvarkytų, bet jis žiūri labai sunkiai tvarkasi. Tai irgi po treniruotės, ką darau, šaldau visą laiką, jeigu duodu krūvį, apkrovą keliam. Tepu tepalu, tenais arklių prieš miegą visą laiką, irgi prieš treniruotę pasitepu tepalu, šildau gerai viską. Nieko čia labai daug ir nepridarysi, tokį fleksitą dar geriu. Ir viskas, tiesiog krūviai nuimti. Dabar ir motyvacijos ir sportuoti net nėra, nes svoriai maži, tiesiog ateini, prasijudini. Iš tikrųjų sunku, nes vis tiek man patinka kelt didelį svorį, o dabar, kai negaliu to daryti, tiesiog biški ir liūdna, ir abidna. Bet reikia pralaukti šitą laikotarpį, kažkaip truputį pakentėti, tų svorių nedydint, išsigydyti traumas ir planai nuo sausio jau pradėti pabiški pasiruošimą labai iš lėto, su mažais svoriais pradėti irgi techniką šlifuoti, truputį ištvermę gal šiek tiek pagerinti ir pabiški kelt jėgos rodiklius, atsižvelgiant į traumas. Tai reikės po truputį, neskubant kelt svorius, kažkaip bandysiu lėčiau,
viską daryti palaipsniui, viską kelt, visus svorius, kad nebūtų staigių labai šuolių, kad nebūtų streso sąnariam. Ir nežinau, matysim, kaip kitas sezonas pavyks. Galbūt papulsim į finalą, gal ne. Tikslai būtų maždaug tokie patys, pakliūti į finalą ir užimti aukštesnę vietą, bet kaip ir sakau, dėl traumų nežinau, kaip ten viskas gausis, plus darbas bus, gali būti ilgas valandas, tai irgi nežinau, kaip ten pasiseks. Nes viskas susideda labai, jeigu mažiau poilsio, daugiau darbo, treniruotės būna netokios kokybiškos, iš karto sunkiau ir maistą suvalgyti, nu žodžiu. Daug niuansų, bet tikrai stengsiuosi, bandysiu. O toliau nežinau, matysiu, gal kažką sugalvosiu, nufilmuoti, kelt. Kol kas motyvacijos ne per daugiausiai turiu, nes nėra ir ko kelt, nes ir sportuoju, va taip, irgi be motyvacijos truputį. Tai gaunas tokia disciplina, stengiuosi laikytis visko, mityba, režimas. Aišku, šiek tiek dabar biški laisviau viskas, nebe taip režimą žiūriu, truputį tenais ir vėliau naini miegoti, ir pamiegi ilgiau, ir būna kažko nedavalgai. Tai va taip biški toks gaunas kaip ir polis. Bet toliau judam, gydom traumas ir matysim, kas ten bus kitą sezoną. Jeigu daug laikų surinksim, peržiūrų daug surinksim, tai tada jo, bus motyvacija man kažką toliau kurti, tikrai kažką sukursiu. O jei ne, tai nežinau, kaip pats būsiu nusiteikęs. Šiaip idėjų yra šiokių tokių, bet sakau, nors ir pačiam ir palsėti, ir daug laiko atima tie video kūrimai, tai gal kažką ir įkelsiu dar, o jeigu ir neįkelsiu, tai susitiksiu, manau, sezono pradžioj kažką arba per pasiruošimą, vis tiek kažką pradėsiu daryti. Tai nežinau, turbūt viską pasakiau, ką norėjau. Ačiū, kad žiūrit, ačiū mamai, kad parėmė, ačiū broliui, kad parėmė. Ačiū Rokiškio rajono savivaldybei, ačiū tikrai ir Mantui didelis, daug prisidėjo, padėjo man svorius, jeigu tik tai reikia, realiai kiekvieną treniruotę jis pasiryžęs ten būdavo ir padėti, sunešti, o ten laiko tikrai atima. Nu ir tiek, ačiū ir visai Grizlio komandai, kas tikrai prisidėjo, kad atvarė pasižiūrėti, kas palaikė. Ačiū labai ir draugiai, nes be jos tai be šansų. Tas maisto gaminimas labiausiai daug laiko atima. Tai man labai daug padeda, palaiko. Taip pat norėjau padėkoti ir Arvidui, kad priėmė pasportuoti, šiltai priėmė, tikrai padėjau ir aš jam, patarimais pasidalinom. Taip pat ačiū ir Karaliui, kad tvarkingai viską priėmė, padėjo sportuoti. Tai iki kitų susitikimų, hebra. Žiūrėkit toliau.